žmonėms džiaugsmas. Net va ką uždėjo, kad net kištų pirštų, nes visi nori paliesti, cepti į pirštą ir į kandą. Galvoja, kad morką duoda. Paglostė, vėl eina dirbti. Smagu, tikrai relaksas yra prie gyvūnų visą laiką. Nu va. Šniūrai, kaip sako žmonės, mes stropais vadinam. Šniūrai, kuprinė, pagrindinių konteineris, kuris išimtas pagrindinis ir va atsarginis įdėtas, tas dar mažesnis. Kaištukas, šitas kaištukų iškaišiuota kuprinė, jisai išlenda ir tada traukia visą parašiutą lauk ir skleidžiasi viskas. Jeigu būtų betonkė, tai pradžią va štai padaryti. Du drąsuoliai parašiutininkai, kurie pademonstruos savo šuolį. Tai bus 2 parašiutininkų šuolis. Viskas čia gerai. Na dabar galima tikrai sakyti, mūsų šventė prasidėjo. Aš Alvydas Danilaitis, parašiutų sporto meistras, instruktorius, rengiu pirmašuolius, treniruoju Lietuvos rinktinę ir vadovauju Marijampolės aeroklubui. Alvydas Danilaitis, parašiutų sporto meistras, Marijampolės aeroklubo ir Sasnavos aerodromo viršininkas, vyriausiasis parašiutinių sistemų priežiūros specialistas, Lietuvos parašiutų sporto jaunimo čempionato nugalėtojas, nacionalinės rinktinės narys, tarptautinių varžybų absoliutus čempionas, Baltijos šalių čempionato nugalėtojas, pasaulio akrobatikos ir tikslaus nusileidimo čempionato dalyvis, daugkartinis nacionalinių čempionatų nugalėtojas, prizininkas, parašiutų sporto treneris, parengęs 10 aukštos kategorijos sportininkų, tokių kaip Edgaras Danilaitis, Deividas Raguckas, Gediminas Jankauskas. Danilaitis turi daugiau nei 45 metų šuolių su parašiutų stažą, atliko daugiau nei 3,5 tūkstančių šuolių. Pasak Alvydo, meilė dangui lėktuvai jam tiesiog įburzgė į galvą. Už nuopelnus aviacijai, aviacijos sportui bei parašiutų sporto populiarinimą Alvydas Danilaitis yra pelnęs ne vieną garbingą apdovanojimą. Visą laiką malonu matyti, kada į Sasnavos aerodromą plūsta mūsų Marijampolės visuomenė, stebėti aviacijos, kadangi, kaip žinia, čia yra Sasnavoje mūsų pasididžiavimas, aviacijos židinys ir pagrinde parašiutų sporto Lietuvoje pagrindinė vieta. Gyvenau 300 metrų nuo aerodromo. Ir prieš tai buvau nuvėjęs, man buvo 13 metų, aš nuvėjau į žirginį sportą, nes brolio žirginą lankė. Sudavijos žirginas buvo toksai irgi žymus gan. Tai aš paskui brolį nuvėjau jodinėti arkliais. 1977 metais įsikūrė šis klubas, tik tai tuometinėme Kapsukyje ir šalia to aerodromo gyvenom mes. Tai va, pradėjau lėktuvai skraidyti, parašiutininkai šokinėti ir aš žiūrėdavau ant laiptukų atsisėdęs, kaip iškrenta iš lėktuvų taškutis, įsiskleidžia parašiutą ir nusileidžia tas žmogus kažkur tai. Tai man atrodė tie parašiutininkai antžmogiai kažkokie tai. Ir kaip matai idealus kažkokius, nori patapti juo. Aš sulaukęs 15 metų, nes tada nuo 16 priimdavau. 15 metų sulaukęs, pamačiau mokyklos skelbimą, kad priima tas klubas naują renka parašiutininkų grupę.
Tada pasitkalbinau draugą, kad drąsiau būtų klasioką ir nuvėjom į tą priėmimą. Išklausėm tuos kursus per 3 mėnesius ir vasario mėnesį buvo pirmas šuolis atliktas. Atsimenu, sniego buvo kokia pusė metro, jeigu nedaugiau aerodrome. Labai bijojau, kaip įsiskleidė paraštas, labai bijojau, kad diržai nenutruktų. 800 metrų aukštis, įsiskleidė su tuo paraštu. Ten viską mokinės, išmokytas per 3 mėnesius būni idealiai. Bet pasijudini, saktys braška, diržai braška, galvoju, aš kaip nerčiau iš tų 800 metrų. Pasiekiau žemę, vėjas buvo nemenkas, sniegų pusė, kaip minėjau, pusė metrų, gal daugiau. Tai mane tuo sniegu pravilko apie porą šimtų metrų, kol aš paėgiau atsistot. Buvo ir už kaklų, ir visur sniegu. Ir aš ten, o toks pirmas įspūdis ir atsiminimai likę iki šiol. Jausmas tarpdury būna toks. Ateini, šok paraštu, yra noras, reiškia. Nori išbandyti save. Ir tarpdury tu sutinki baimę. Praktiškai visi sutinka baimę. Kažkokia tai adrenalino pliūpsnis, dar kažkas tai. Tai tarpdury kas nugalės? Baimė ar noras? Tai man nugalėjo noras. Yra žmonių, kur nugalėjo baimė ir jis daugiau į lėktuvą nelipa. Toliau vystėsi va iki šios dienos. Vystėsi, išsivystė ir manęs jau niekuolų neišvystys čia. Ir vienu žodžiu, pradėjau mokytis tuo amatu. Mano draugas, aišku, po pirmo šuolio tas klasiokas išėjo. Jam netiko šitas amatas. Aš su savo tais bendraminčiais, su tai naujaja grupė, mokiausi, išmokau šokinėti, tobulėjau, papuoliau Lietuvos rinktinę, važinėjom po varžybas, užėmėm geras vietas. Tai man Pabaltijo čempionatas būdavo tais laikais. Vykdau Sankt Peterburge kaip įprasta tenais ir susirinkdavau Pabaltijo valstybės. Kaip valstybės, tos tarybinės valstybės, būdavo tos sovietinės valstybės. Tai tenais būdavo labai didelė konkurencija, aplamai būdavo daug to sporto, daug aviacijos sporto šakų, daug šuolių, daug treniruočių tais laikais, tai būdavo labai nemenkai sportininkų stiprių ir reikdavo su jais kovoti. Būdavo arši kova, tai tenais man teko tas varžybas nugalėti, svarbiaus. Ir paskui tarptautinis Vengrijų varžybos, ten Avas tauriai laimėti, tai jau buvo neatsimenu kiek šalių ir tenais man teko išlošti. Tai tokios svarbiausios, kur didžiulė konkurencija, įtampos ir didelė sėkmė. Parašiutų sportas turi daug disciplinų. Tai konkrečiai aš, pas mane disciplina buvo tikslus nusileidimas, šuoliai tiksliam nusileidimai ir pavienė akrobatika, dabar vadinama stilium. Kai reikdavo šuolius tiksliam nusileidimui, tai iššoki bet kur, turi suvaldyti parašiutą ir nusileisti į užduotą vietą, tai pavyzdžiui, kaip dabar 2 cm skrituliukas, vai tą reikia pataikyti. Tai va toks tikslus nusileidimas. O tas stilius, vadinama pavienė akrobatika, tai šoki iš aukščiau ir laisvajam kritime reikia susukti 6 figūras švariai ir per tam tikrą laiką. Tai va tokios mano buvo asmeniškai varžybos, kur man sekėsi, sporto meistrą įvykdžiau, iki tarptautinių sporto meistrų pritrūko biškį. Parašiutizmas, aplamai ekstremalios sporto šakos, jos suteikia pažinti save, tau duoda patirti tai, ko tu niekad nepatirsi eiliniam gyvenime, kasdieniniam. Tu kažką tai, būni kitoks, nori, pabandai kažką ekstremalaus. Ir jeigu tau pavyko, tu nori dar toliau. Kaip sako parašnikas, kaip žuvis be vandens. Jau jeigu įniuko iš tą gerąją,
gerąją tokią terpę, tai jis jau dabar jį ištraukia iš to vandens ir jisai uždus. Tai taip ir paperka. Čia ne tik paraštizmas, kiekvienas ekstremalus sportas, kuris tau duoda didelės emocijas, tai žmogus kažkaip tai nori dar ir dar tų ekstremalių pojūčių. Tapti nėra sudėtinga, ateini į bet kurį parašiutų sporto klubą ir pasakai, kad aš noriu tapti parašiutininku. Bet ar tu jo tapsi, tai paskui reikalingos savybės. Tai savybės reikalingos užsispyrimas, kaip ir visur gyvenime, užsispyrimas. Šaltakraujiškumas, tai yra, tu turi per sekundę vertint situaciją. Bet kokią situaciją turi vertinti labai greitai ir šaltai. Drąsa, tas žodis labai dažnai naudojamas, ryžtas, valia ir taip toliau. Vėlgi aš pasakysiu, kaip kiekvienam ekstremaliam sporte. Bet svarbiausia rami psichika ir staigus vertinimas. Tada, jeigu rami psichika, tai tu viską turi, drąsą ir ryžtą viską. Tai va, ir staigus vertinimas visko. Baimė visą laiką turi likti, nes baimė mūsų draugas yra, jinai mus saugo. Jeigu jau tu eini stačia galva kažkur, tai lendi uolas ir neri į vandenį, nieko nebijai, tai lauk nelaimės. Bet baimė turi būti ne čia, bet čia. Jinai kaip skydas. Tai savisauga yra. Taip, kad mes dabar su tokia patirtim eidami į lėktuvą vis tiek prisimenam, kad paraštas yra ant kupros, kad mes šokam iš aukštai, kad paraštas gali nesiskleist, apsižiūrim įrangą, prisimenam, kaip atsarginį panaudot. Tai čia ne baimė, pasakysim, bet mūsų atsargumas ir mūsų apsauga. Jeigu tave išleido įrangos priežiūros specialistas ir tu viską darai pagal taisyklės, gali biškį nukrypti, bet nedaug. Tai parašutų sportas yra labai saugus. Sudėtoje formoje parašiutą matot. Parašutai siūti su nacionalinė atributika pirmos kategorijos varžybom, tai yra Europos pasaulio čempionatams. Ir kupolai irgi yra juodam fone su lietuviška vėliava. Tai va čia vienas iš tokių parašiutų sudėtoj formai, atsarginis pagrindinis, čia skleidimo įtaisas. Ir paskui visokiausių rankinėlių, pagalvėlių. Jeigu nesiskleidžia atsarginis, pagrindinis, tai tada reikia panaudoti atsarginį. Atkabyti reikia pagrindinį, tai yra atlaisvinti atsarginių erdvę virš galvos. Pagrindinis nulėkia į šoną, tada skleidė atsarginį. Pagrindinį šitą pagalvėlį, o čia yra spynos, atsiseka tos spynos, pagrindinis nulėkia, tada jau virš galvos laisva ir traukia žiedą ir skleidžiasi atsarginis. Yra saugos prietaisai įdėta, jeigu žmogus ten negali tų operacijų padaryti, atkabyti ar ištraukti atsarginį dėl kažkokių priežasčių, tai saugos prietaisas tam tikram aukštį priverstinai įskleidžia atsarginį parašiutą. Kaip valdosi parašiutas, klausit. Valdymų rankenėlės yra, va. Jos būtinai kitos spalvos išskirtos. Aišku, ant kitų parašiutų tie būna daugiau tų rankenėlių, ten dar kažkas. Tai. Jeigu įskleidus mažiukas yra atsarginis parašiutas. Ir teka paskui visos tos rankenėlės. Čia vienas iš parašiutų. O jų yra įvairių rūšių, ir jų paskirtis įvairi. Tai ten pramoginiam šuoliam, ar ten tiksliam nusileidimui, ar greitam nusileidimui, ten varžybiniai, nevaržybiniai, visokių paskirčių yra. Sparnų parašiutas, sklendimo greitis, horizontalus sparnų yra jie, kaip aš minėjau, yra greiti, yra čia kokia 10 metrų už to parašiutų gal per sekundę, 10 metrų per sekundę sklendžia, tai yra gan didelis greitas. Atsisuki po vėjų, gaunasi ir 20 metrų per sekundę, tai jau tu skrendė su to parašiutu, jau skrendė. Irgi skleidimos įtaisas, parašiuto skleidimos įtaisas čia yra. Matysis jau. Čia prisipučia priekis, va. Čia šitas paraštas biškį iš mažesnio ploto, jisai iš greitesnių. Jisai skrieja greičiau, žemė greičiau. Tie, kur šokam tikslumui, tai jie yra platesni, biškį plotas jų kitoks, jie lėtesni yra, kur tiksliam nusileidimui, nes jie didelis greitis, tai kaip sako, tikrai nematytum tų, į kur pataikytų. Čia jau toksai daugiau kitokios paskirties netiksliam nusileidimui. Nuo šito pasiima, ištraukia, šitą išskleidžia. Ir tada prasideda skleidimasis. Yra čia toks savo kaištukas,
šitas iššuotų kuprinė, jisai išlenda ir tada traukia visą parašiutą lauk. Mums paraštas yra šventa, paraštas yra paraštas. Techninė sporto šaka yra ant tiek sudėtinga prieš antžeminės sporto šakas, kadangi, pavyzdžiui, parašiutų sporte. Pirmiausia, reikia išmokti teoriją, kaip sudėti parašiutą. Paskui, kaip kristi, išmokti šuolį atlikti paprastą. Išmokti laisvo kritimo, išmokti nusileidimų po įskleistų parašiutų, vienokio ar kitokio ar trečiokio. Paskui, tai kol tą visą išmoksti, praeina 1 arba 2 metai. Paskui pasirenki vieną iš disciplinų parašiutų sporto ir tada jau pradedi galvoti apie sportą treniruotis. Tai va, po 2 metų aš išmokau laisvą kritimą, išmokau parašiutų įsiskleidimą, išmokau parašiutų nusileidimą, tada išmokau ypatingus atvejus, atsarginių naudojimą, tada pasirenku discipliną, pavyzdžiui, šuolis tiksliam nusileidimui ir po 2 metų pradedu treniruotis. Tai dar, kad pasiekt sporto meistro lygį, dar kokią 10 metų treniruočių ir tada, jeigu gerai sekasi, tai jau tu gali sakyti, kad aš profas. Tas šuolis iš vis daugialypis yra. Gal aš tai pradėsiu, nes vieni išmoksta šokinėti, išmoksta parašiutų šokinėti ir pasirenka tą savo šokinėjimą kaip laisvalaikio praleidimo būdas. Ir viskas, jie turi licenzijas, važiuoja, įsitraukia parašiutą, pašokinėja, išvažiuoja. Kiti pasirenka sportą, tada jau jie išmoksta šokinėti, siekia rezultatų tam tikrų disciplinų ir dalyvauja varžybose, treniruojasi, žodžiu, jau tada atsiduoda parašiutų sportui. Treti, įgavę patirtį, nori mokyti kitus, siekia tapti instruktorių. Dar kiti, įgavę didžiulę patirtį, jau jie tada, o kaip mes per mūsų šventę, jau jie tada bando suderinti žmogaus galimybės ribas su parašiutų sportu. Daro triukus visokiausius ten, leidžiasi į gatves, nerašytus triukus daro. Tai va, tai labai daugialypis tas parašiutų sportas. O jeigu toks paprastas šuolis, tai žmogus eina į lėktuvą, užsidėjęs parašiutą, turi užduotį, iššoka iš lėktuvo, laisvam kritime. Pirmiausia, laisvas kritimas yra 50-60 metrų per sekundę greičiu. Tada pats skleidžia parašiutą. Jeigu sėkmingai įsiskleidžia parašiutas, tai tuo metu atsarginį užmiršta, valdo parašiutą, leidžiasi pagal savo užduotį, kaip aš sakiau, kažkuria tai. Bet tos 4 kategorijos, kur išvardinau, tai visos tos tokios kategorijos ir kiekvienam parašiutų sporto klube Lietuvoje ir pas mus jos vyksta. Viskas gerai. Pradedam varžybas. Marijampolės klubas visą laiką vystė parašiutų sportą, dabar aišku mes įsiplėtėmės, ultralengvų orlaivių turim sekciją, o čia sportuojam vaikų sklandymas, modeliavimas, visokie ten mokyklų mes čia prisirengė visokiausių, taip kad, bet parašiutų sportas mūsų buvo arkliukas ir mums jau 48 metai, mes 48 metus vystom parašiutų sportą ir svarbiausia, kad to sporto neatsisako, mes dabar Europoje netoli prizinių vietų čempionatos, pasaulio čempionatos į 10-tuką lendam, mes stiprus esame. Treniruočių mažoka. Tos galimybės vis tiek, kad atliktum ten sportininkai rinktinė atliktų 500-600 šuolių į metus, tai tokių galimybių neturim, nes tai yra labai brangu. Nes reikia, kaip sakot, kad gražiai atrodytume, reikia visur tų pinigų. Reikia lėktuvus išlaikyti, reikia išlaikyti kolektyvą, viską. Bet mes sugebam tą padaryti, nesugeba rinktinė 600 metų šuolių atlikti, bet mažą atliksim. Kaip ir kiekviena aviacijos sporto šaka, nuo oro sąlygų labai priklauso ir kokių oro sąlygų, kad būtų aukštis pakilt ir vėjas nestiprus, nelytų. O tai visas, kaip ir visos sporto šakos, sklandymas ar ypatingai priklauso, mes irgi. Mums aukštis ir vėjas. Šiaip būtinai turi parašiutų sportas, tai ką aš sakiau, kad tais laikais šokinėjau per metus
12 mėnesių, sakykim taip. Ten buvo benzinas liejosi laisvai ir visa kita. O šiaip tai turim sezoną, 6 mėnesių sezonas, kaip ir visų kitų aviacijos sporto šakų. Ne aviacijos, bet sporto šakų. Nes kad būtų sportas, tai turi būti ir šiltesnis oras, ir kur nusileisti, jeigu, pavyzdžiui, tikslumas laisvą kritimą, tu krenti, jeigu iš 4 km, tai ten turi būti ne minus 50, nes tu sušalsi į ragutį. Vienu žodžiu, turim sezoną vasaros metu, šiltuoju laikotarpiu. Aš kaip šokinėja pas mane sportininkai, tie, kur žaidžia su žmogaus galimybių ribomis ir parašiutų sporto. Ir kaip šoka su sparno tipo parašiutais ar apvaliais kupolo tipo parašiutais, o aš būnu šuolių vadovas atsakingas už juos. Tai man tiek adrenalinų aš gaunu, kad daugiau negu jie ir daugiau negu tie šokantys žmogus. Taip kad jau man užtenka ant žemės pabūti ir stebėti viską, valdyti ir jau atstoja 2 šuolius vienu metu. Bijau šokti, nes paskui norėsiu vėl ir o nėra kada. Tai nėra tos baimės jausmo, savisauga. Tik tai iššokau čia pastarį kartą, tai galvoju, kaip gerai šokinėti. Ir greitai didį paraštą, nerodykit man jų daugiau. Mes padarėm tokią vargę, sudėtingą šuolis. Lietuvos pasisiūlom Lietuvos vėliavą, 302 kvadratų, dabar į Lietuvos rekordų knygą yra šitas šuolis. Ir sugalvojom, aišku, pasižiūrėję užsienį, ten dar su didesnėm vėliavom šokinėje. Ir su ta vėliava Lietuvos įskleisi kažkokios šventės metu ir iššok. Tai kada tavo parašytas ten 30 kvadratų arba 20, o vėliava 300, tai yra labai sudėtingas šuolis, reikia viską paskaičiuoti, kad ne vėliava nutemptų, tai, bet paraštas nutemptų. Tai va, čia toks, iš niekur atsirado toks dalykas. Nu, paskui šuolis nuo sparnų, ar dabar pas mus reklamuojam renginiam, žiūrovom, kad mus matytų, aišku, tas pelninga, buksiruoti paskui lėktuvą. Beprotiškas šuolis. Buksiruoti paskui lėktuvą, tai kada lėktuvas velka parašiutininką kažkur tai žvirvis ten toli. Tai va, tokie atrodo rizikingi, tu gali ramiau gyventi, bet tie žmonės, kurie vis ieško adrenalino, ieško kažko tai naujo, nori sužavėti savo veiksmais kitus ir va, tokius daro dalykus. Aišku, sužavėjimas šitas yra labai viskas pasverta, labai viskas išgalvota, nėra prašyti tokių dalykų. Gerasis narkotikas, bepročiai. Taip, mano sūnus pradėjo šokinėti nuo 12 metų, nors buvo galima nuo 14 metų, bet jau mes čia, kadangi tėvas jau čia instruktorius, taip, tai čia mano priežiūroje jisai jau atliko tos šuolius, o 15 metų jau buvo jaunimo čempionas. Taip, ir dabar gan stiprus sportininkas, universalus instruktorius visų kategorijų. Nu, vien rodžio, kaip man, parašiutininkui, tai aš didžiuojuosi. Jie daro tai, ką gali ir daro tokios virš žmogaus galimybių, atrodo, nes kaip ir daug yra tų visokių pasiekta. Virš žmogaus galimybių, nebereikų Gineso knyga išleista, kur žmonės tai čia tam neprilygsta, bet mūsų sąlygom Lietuvos, tai jau čia tokie šuoliai visokiausi. Tai gerai, ir visi parašininkai, kiek parašininkų yra Lietuvoje apie 300 licencijuotų. Vieni ramesni, kiti pasiutesni, tai sakau, eikit visi galvas iškėlę, jūs parašininkai. Einat gatvė mažu, tarp tų 1000 žmonių ne vieno tokio nėra. Bepročiai.
Pabaiga jūs pasitinka plojimais, fantastiškas nusileidimas, Mantai.